Sveiki, čia ir vėl Vytautas grįžta po šiokių tokių atostogėlių ir šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia pasikeisti disko raidę. Taip, taigi nuėjus į My Computerį, matome, kad visi diskai turi tam tikras raidės C, D, F, M ir panašiai. Dažniausiai šios raidės nesikeičia, taigi C, D diskai, kurie yra integruoti į kompiuterį, jie nesikeis, bet jeigu naudojate USB diską, ir, tarkime, įprijungite prie kito USB porto, jo raidė gali pasikeisti. Taip, taigi integruotų į kompiuterį diskų raidžių keisti negalima, tiesiog nerekomenduojame, nes jeigu, tarkime, turime D diską ir D diske būsite susinstaliavę keletą programų ir šio disko raidę pakeisite į, tarkime, Z, tada visos nuorodos į šį diską nustos veikti. Tarkime, jeigu ant desktopo turite nuorodą į kažką, kas yra D diske, ir jį pakeisite į Z, tai ta nuoroda nustos veikti. Taigi šis disko raidžių keitimas man labai pravertė, kai reikėjo atstatyti išorinio USB disko raidę, kuri pasikeitė ir man nustojo veikti kai kurios programos, kurios buvo tame diske. Norint pasikeisti disko raidę, mums reikia paspausti Start ir į paieškos laukelį įrašyti disk mgmt.msc. Taigi spaudžiame Start, čia įrašome disk mgmt.msc, matome atsirado programėlė, paspaudžiame ant jos ir šiame lange jūs matysite visus savo diskus. Čia matome diskų sąrašas, o apačioje šiek tiek vaizdingesnis fizinių diskų sąrašas. Taigi, tarkime, antras diskas turi 3 particijas. Sistemos rezervuota C ir D diskus. Ir visi kiti diskai turi tik tai po vieną particiją. Vienas diskas gali turėti keletą particijų ir jų raidės skirsis. Tai, tarkime, kaip čia, C ir D particijos ant vieno disko. Ir norint pasikeisti tam tikro disko ar įrenginio raidę, galime paspausti dešinį pelės klavišą ant jo. Tada Change Drive Letter and Paths. Ir matome, čia yra Change mygtukas. Šiuo atveju disko raidė yra V, taigi spaudžiame Change. Šiame meniu pasirinkame bet kurią kitą raidę. Tarkime Z. Ir spaudžiame OK. Gavom pranešimą, kad kai kurios programos gali nustoti veikti. Bet jeigu tame diske neturite jokių programų, tiesiog spaudžiame Yes. Ir matome, disko raidė buvo pakeista, keliaujame atgal į My Computerį ir matome, kad iš V šis diskas patapo į Z. Taip pat galime pakeisti ir CD-ROMO raidę ir bet kurio kito disko raidę taip pat galime pakeisti, išskyrus diską, kuriame yra C particija, arba kitaip tariant diską, kuris yra būtinis, kuriame gyvena jūsų Windowsai. Tai štai tiek. Disko raidė labai greitai ir neskausmingai galima pasikeisti disk mgmt.msc programėlėje. Šias raides rekomenduoju keisti tik tai diskams, kurie nėra integruoti į jūsų kompiuterį. Tarkime, kietasis diskas, kuris yra viduryje kompiuterio, jo raidė neturėtų keistis. Bet jeigu turite išorinį įrenginį ir norite pasikeisti jo raidę, arba jinai buvo prieš tai vienokia ir po to patapo kitokia, tai galite padaryti disko valdymo lange. Šiai pamokėlė štai tiek. Su jumis buvo Vytautas. Jeigu turite klausimų, būtinai palikite juos komentaruose. Nepamirškite paspausti laiko ir prenumeruoti. Iki.